M1. Labas. Labas. Ką darai? Nu, darau. Čia Vaida? Ne, čia ne Vaida. O kas? Sekretorė. Sekretorė. Bet sekretorė tavo labai gražus balsas. Labai ačiū. Gal tu irgi kada nors pašnekėti? Gal ne. Gal ne. O sekretorės ką daro radijui? O ką daro? Dirba. Dirba. Nu tikrai labai gražus juokas ir seksualus balsas pas tave. Supratau. Ačiū, malonu. Aš kaip tik dabar klausau M1 ir galvoju, reikia paskambinti. Taip norėčiau tiesiog net ir pakalbėti. Tai dar bus galimybė tokia. O kada bus? Bus šiek tiek vėliau. O leistų man pakalbėti tiesiog net ir? Tai paskambinkit ir pakalbėsit. Bet kad man paskambint, pataikyt, žinai, taip. Tai taikykit, tai ką? Kaip aš galiu jūs pataikyti? Aš sakau, gal iš anksto galima susitart? Ne, iš anksto nelabai. Nes aš turiu labai daug ką gražaus papasakoti visai Lietuvai. Supratau. Tai labai gerai, manau, kad prisiskambinsit. O kur Vaida? Vaida yra, dirba. O galima su Vaida pakalbėti? O ką jai pasakysit? O tu pavydė? Taip, pavydė. Jeigu tu būtum pasakęs, kad tu Vaida, aš būčiau patikėjęs, bet dabar, kai pasakei, kad tu ne Vaida, tai... Tai gerai, aš tada Vaida. Tada tu Vaida. Tai tu nori su manim bendrauti. Nu, kaip bendrauti, tai mes ir bendraujam. Nu, taip. O ką sekretorės veikia radijui? Dar kartą klausiu. Nu, ką? Vat, ką ir dabar veikia? Nu, ką tu veikia? Tai kalbu su jumis. Nu, taip, kalbė, o kai nekalbė? Nu, ką, daug ką darau. Delfi skaitai? Kaip? Delfi skaitai? O būtinai Delfi? Nežinau. Nėra kitų? Po M1 puslapį nardai. Nardau. Nardai, ar ne? O tu senai dirbi M1? Seniai. Kiek metų? Nebeprisimenu. Aš kažkada labai svajojau įsidarbyti M1. Apsauginiu. Apsauginiu. Ir nepavyko kažkaip. Jūsų šefas nepriėmė. Supratau. Piktas. O ko tu vardu sekretorė seksualioji? Aš Nijolė. Nijolė. Koks gražus vardas. O kuo jūs vardas? Mano vardas yra Jonas. Jonas, malonu. Ir aš malonu. Ką tu veiki šį vakarą? O ką? Po darbo, aš turiu menį. Po darbo? Nu, kaip ir visi žmonės, turbūt. Nu ką, visi, daug ką, kiekvienas skirtingai turbūt. Vieni telikų žiūri, kiti eina dar toliau dirbti, kiti eina miegot, mylėtis, valgyt, žaist krepšinį. Daug ką galima veikti. Supratau. Nu kaip, kažką veikiu. Nu tai atskleisk savo mažą paslaptį. Nu, bet neprivalau turbūt, ar ne? Neprivalai, aš tiesiog. Galbūt atrasim kažko bendro? Kur einam, ar ne? Nu taip. Aha, supratau. O Nijolė, tu turi vyrą? Turiu. Senai vedus? Normaliai. Bet tu nesakyk, ištekėjusios moteris vis tiek labai nori flirtuoti. Nu kaip šiuo atveju, tai jūs norit. Jo, aš noriu, bet tu pasiduodi šiai provokacijai. Aš nieko nepasiduodu. Nu sakytum, ačiū už pokalbį, padedi ragelį, bet kol kas mes jau 3,5 minutės kalbam. Jūs net laiką nuimat, ar ne? Aišku, supratau. Tai gerai, tada ačiū už pokalbį. O tai Vaidos niekaip nepakviesi? Tai kad jinai labai užimta. Užimta, ką jį veikia? Nu ką, dirba. Nieko savo, ką gali daryti radio didžėjas? Nieko neveikia. Jau baisus įžydinėt mus. Tu ne radio didžėja, tu sekretorė. Nu bet prieš tai sakėt, ką veikia sekretorė, tarsi nebūtų darbo, o dabar tarsi Vaida neturėtų darbo. Nu aš taip manau, kad radio didžėjai tai yra tinginiukai. Na, tai kas 10 minučių pakalba kažką, tai ir eina toliau parūkyt, pakalbėti su savo draugais, į Skype'ą, Facebook'ą. Nu, jūs klystat šiek tiek iš tikrųjų.
malonu, kad mane jūs vadinat, bet man dar tikrai nėra tiek metų, kad galėtum tai vadinti. Jūs mane provokuojat. Taip, aš tave provokuoju. O žinai, kur aš esu? Kur esi? Kambarį. Kambarį. Jo, tokios muštos sienos kilimais. Na ir kas? Nieko, atrodo kaip psichuškiai, bet iš tikrųjų ne. Aš esu, kaip čia, koordinatėm beveik tom pačiom kaip ir tu, tik tai šiek tiek žemiau. Supratau. Ką tu supratai? Nu, supratau, kas yra žemiau. O kas yra žemiau? Žemiau yra žemiau. Mums viskas aišku. Kas Viskas yra aišku. žemiau? O kas yra žemiau? Gerai, ačiū už pokalbį. Viso gero. Nu, Nijolė, aš dar nebaigiau. Baigiau. Klausyk, o gal jau eterį galima? Gerai, iki. Gerai, iki, brangi Nijolė, sėkmės tau. Iki. Aš tave dar susirasiu. Iki. Iki. Suprato, kas yra žemiau, nes žemiau yra tiesiai, arba taip pasakysiu, Zip FM yra čia ir vat už mano galvos, taip į viršų žiūrint į lubas, yra tiesiai M1.